Agronomas ant 2 ratų. Kokio velnio tas agronomas ant 2 ratų? Daugam tokių klausimų buvo. Tai sakau, šiandien pasakysiu, kodėl taip yra. Tai agronomų arba žemės ūkio specialistų dirbu jau virš 10 metų. Tai kiekvieną dieną važinėti su automobiliu tampa pakankamai koktu ir neįdomu. Tai vietoj to, kad 3-4 valandas į dieną leisti nuobodžiai ir neįdomiai, tai karts nuo karto užšokia ant to motociklo ir su motociklu kiekviena kelionė, ar artima, ar tolima, jinai tampa labai įdomi. Motociklu kiekviena kelionė yra nuotykis. Nežinai, kas atsitiks, nežinai, kas bus. Važinėsi po laukus, nežinai, ar nugriūsi ant šono, kokį kelią turėsi prieš akį. Vienu žodžiu, kiekviena kelionė tampa šiek tiek įdomesnė su motociklu negu su automobiliu. Ir jeigu oras geras, prasipūsti smegenis tikrai yra nuostabus jausmas. Kadangi važinėjom po laukus, aišku, atitinkamos padangos, atitinkamas motociklas, truputį galėtų gal būti lengvesnis laukams, bet nieko, pasimokai ir galima važiuoti. Tai ką čia turim? Turim BMW R1200 GS Adventure motociklą 2018 metų, Triple Black komplektacijos, pilnos komplektacijos su visom apsaugom, cilindrų, variklio, lempų, ledinių ir taip toliau. Tai vat, motociklą įsigijau nesenai, įsigijau prieš metus su trupučiu šitą motociklą. Įsigijau irgi iš žemės ūkio srities žmogaus, jo pavardės neminėsiu, nes gal nenori minėti. Tai šis motociklas buvo visai nemažai nukeliavęs, kaip matosi iš lipdukų. Tų lipdukų nenuklijavau, galvojau nuklijuosiu, bet man tapo visai įdomu, kad kurti viso to motociklo istoriją, ką jis yra nuveikęs ir ją didinti. Tai visai įdomus tie dalykai. Truputį apie variklį. 1,2 litro variklis, 92 kW. Nežinau, kiek čia tų arklių, truputį virš 100. Tai smarvės turi pakankamai, nors ir yra sunkus, bet įsibėgė labai greitai. Važiuoja visai neblogai ir smėliu. Aišku, čia jis yra paplaktas, tai gal truputį lengviau per tokį smėlį važiuoti. Bet nors ir sunkus motociklas, įsiklimsta, bet su tokiom padangom gan nesunkiai išvažiuoja. Tokia ir mintis, bičiuliai, su tuo motociklu, važinėkim kartu. Tarp kitko, tikrai nesu aš kažkoks labai geras motociklistas, toli gražu, esu visiškas mėgėjas. Šitas man motociklas dar dabar labai baisus, bet tikiuosi, kad aš po truputį su juo išmoksiu. Seniau vaikas važinėjau su motociklais, bet esu griuvęs gan skaudžiai ir tada gal 12 metų motociklų neliečiu. Tada prieš porą metų atgaivinau šitą hobį ir labai smagu. Tai vat. Gal kas nors net kartu norėsi su manim pavažinėti, tai prašom rašykit ir parašykit, kokius motociklus jūs ūkininkai ir ūkio ar žemės ūkio mėgėjai, kaip čia pavadinti, vairuoja. Tai va, tai ką, aš sakau iki kito karto ir susimatysim neužilgo.